nusiraminsiu ne už ką. Na, dėl Dievo meilės, taigi man gyventi ar tau? Man! Robertai, tavo mama jau seniai suaugusi moteris ir ji pati gali spręsti. Aš parodysiu, kas čia gali spręsti! Mama! Jėzus, Robertai. Dėl Dievo meilės, na nebūk toks žiaurus. Robertai, aš noriu na vieną kartą dar gyvenime pabūti laiminga. Minutė. Pašau man! Ir išeikit. Dešimtėlis. Taigi, bet čia klaida įvyko. Aš meistrę kviečiau, o ne jūs, atsiprašau. Kam jūs skambinat? Savo apsaugai. Nereikia, žinot, apsaugos, tai nereikia. Jau sumokėsiu. 200. Čia po pigiai, o fontanas be vandens, varlės čia šokinėja ir tiek. Taigi vandens pripilsim. Kiauras turbūt. Koks kiauras, o varlės gerai pinigus neša. Pažiūrėsiu, kas viduj. O! Durys girgžda. Turbūt staktos kreivos. Plytelės irgi nelygiai paklijuota. Jėzau, kokius. Dovanos neveik! Glūša! Mamyte! Nieko aš čia tokio nepasakiau. Tik pateikiau išvadas, kaip ekspertas. Stok! Stok! Neleisiu! Pasitrauk tu, Erodė, nuo manęs! Ne už ką! Kas čia Va! daro? Tikra motina savo tikrą sūnų, mane! Erodu jau vadina! Kas čia daro? Va! Duris užrakink. Nu, Robke. Kas skambino? Jūratė! Ko norėjo? Prašė, kad grįžčiau. O tu? Išvadinau ją moterim ir dar sudėk pasakiau. Maladė. Valgy dar nenori? Ne alkanas aš. Labai gerai. Čia stabdžių kalodėlės prikepė. Ateik, padėsi atidaužyti. Kur? Ateik. Va, matai? Oho! Aha. Nu, bandom, tu palaikyk.